Labas vakaras kolektyvas. Taigi šiandieną papasakosiu, kaip ir jau kalbėtas temas, tai yra balance'as, ką mes žinome fair value gap'as ir liquidity. Šitie du elementai yra pagrindiniai elementai Forex. Ką noriu tuo pasakyti, jog marketas siekia dviejų dalykų. Tai yra imbalance'o, kad jį užpildyti, ir antras dalykas yra liquidity lygiai. Šitos du dalykus supratus, pritaikius papildomų elementų, įvaldant savo įėjimus, SL'us ir tik profitus, tikrai galima susikurti tinkamą edžą, kitaip tariant strategiją, ir įeidinėti į tikrai padorės pozicijas. Neskubant, didesnis time frame'as, tai čia sakykime galbūt labiau swing traderiams. Galima naudoti kaip day trade'ui, nes visos šitos koncepcijos, jos yra privalomos, jų marketas siekia ir kuo daugiau analizuojat, tuo daugiau jų pamatote. Važiuojam prie grafikų ir aš jums parodysiu, ką noriu tuo papasakoti. Taigi pirmas pavyzdukas GBP NZD. Ką matome? Kad pavyzdžiui, marketas iš karto uptrendas, ne? Reiškia, ką formuoja high highs ir high lows. Į apačią, į viršų. Ir su kiekvienu tokiu važiavimu, tai mes ką galime pamatyti, jog yra nusividėjimas liquidity lygis. Kaip matote, šitoje vietoje mes turime vyką, kaina kirto, sukūrė naują likvidacijos lygį, šitoje vietoje ir padarė į apačią. Vėl padarė į viršų, nusimdama liquidity lygį ir toliau žaidžia jinai, kaip matote, šitose vietose. Ką iš karto galime pastebėti, tai yra, jog sukūrėmi imbalance'ai. Taip žinant, fair value gap'ai. Kas nežiūrėjo čia video, pasižiūrėkit, iš tikrųjų labai reikalinga informacija. Dabar marketas ką darys? Marketas šitoje vietoje padavė jisai toliau į viršų, tačiau paliko mums imbalance'ą. Būtent šitą mūsų, kokį čia reiks spalvą geresnį dėti, bus žalia. Šitoje vietoje, kur žalias kvadratas, mums paliko imbalance'ą. Judame toliau, vėlgi matome šitoje vietoje lygiai, taip pat mes turime imbalance'ą. Kaina sukilo, sukūrė naują liquidity lygį, kaina pradėjo leistis. Ką padarė? Užpildė imbalance'ą šitoje vietoje. Toj pasidarom šitai. Užpildė mūsų imbalance'ą šitoje vietoje. Ir vėl padavė virš, nusimdama naują liquidity lygį, formuodama mūsų. Ką formuodama boss. Tada kas įvyko? Įvyko change of character. Šitoje vietoje change of characteris padavė į apačią, tačiau nelietė mūsų imbalance. Tas mums duoda kabliuką, jo kaina vis dar turi grįžti. Žiūrėkit, ką kaina padarė. Nusiėmė liquidity. Liquidity's duoda mums varomosios jėgos. Marketui duoda varomosios jėgos, taip veikia algoritmas. Padavė į viršų kainą šitoje vietoje. Nusiėmė mums liquidity ir tada su jėga važiavo kur? Važiavo žemyn užpildyti mums imbalance. Kaip matote, šitoje vietoje buvo imbalance'as užpildytas ir kaina ką pradėjo daryti? Pradėjo judėti toliau į viršų. Kas yra aktualu, kaip reikia skaityti marketus? Vėl lygiai tas pats. Nuimtas mūsų liquidity lygis viršuje. Įsivaizduokit, čia pinigų, čia nuėmė, čia sukūrė vyką ir dabar kaina ką pradėjo daryti? Pradėjo leisti staigi žemyn, išmušdama visą mūsų imbalance'ą, kurdama naujus ir pradėjo važiuoti žemyn. Tačiau dar vienas įdomus, sakykime, pastebėjimas, tai yra, žiūrėkit, turime šitą imbalance'ą, ne? Ir imbalance'ą būtų galima galbūt traktuoti kaip naują supporto lygį, ypatingai šiuo atveju, žiūrėkit, kas įvyko. Kaina grįžo, beveik iki jo, bet ne iki jo. Vėl padavė į viršų, padavė į apačią. Žiūrėkit, dar vieną dalyką čia taip pat praleidau. Šitoje vietoje. Kas buvo? Liquidity lygis. Nusiėmė liquidity, atsimušė į imbalance'ą, jį užpildė ir ką padarė? Su jėga padavė į viršų. Lygiai taip pat viršuje pasiėmė liquidity ir padavė į apačią. Galima taip skaityti chartus, bet dabar žiūrėkit toliau. Čia buvo kaip ir supportas. Kaina grįžo, šitoje vietoje pradėjo konsoliduoti, atsimušinėdama į mūsų
naują resistance lygį. Vienoje vietoje, čia keli atsimušimai, čia vėlgi, žiūrėkit, lygiai taip pat dar vienas atsimušimas. Kaip matote, kaina iš mūsų fair value gapą, iš mūsų imbalance, vienoje vietoje atsimušė kaip supportas ir keturiose atsimušė kaip resistance. 5 čia dar yra, matau, rejectionas. Ir vėl kaina ką pradėjo kilti. Į apačią sutestavo mūsų kaip ir naują supporto lygį. Ir ką padarė, pradėjo judėti į viršų. Ir šitoje vietoje, ką mes turime? Mes turime naujus fair value gapus, kuriuos ateityje turėtų grafikas grįžti užpildyti. Tokia yra marketo logika. Dabar čia žiūrėkit, mes turime GBP NZD highs, kaip matote, vėl liquidities šitoj vietoj buvo nusimtas. Kažkada marketas grįž. Marketas bet kuriuo atveju turės nusiminėti liquidičius. Va būtent, ką dabar mes turime 4 valandų, turime, kad šitoje vietoje liquidities, kaip matote, highs, to turėtų nusimti, gal ne šiandien, galbūt kitą savaitę. Ir taipogi apačioje. Ko mes galime tikėtis, kad marketas grįž? Pasiminėti. Aišku, šitoje vietoje nėra imbalanso, galima imbalanso surasti va čia, kuris jau buvo užpildytas. Tai kaip ir įmanomas variantas grįžimo. Tačiau tuo pačiu ir nelabai. Čia jau reikia žiūrėti, gaudytis, žiūrėti, kur marketas juda. Jeigu marketas pradės downtrendų, reikia laukti, reikia žiūrėti, kaip reaguos būtent šitame lygyje, kur pas mus yra liquidity lygis. Antras pavyzdukas, žiūrėkit. Euras GBP, ne? Ir čia grafikas visiškai jungtas, ką turime? Turime mes uptrendą, ne? Kaip matė šitą vietą. Turime čia mūsų fair value gapą, kas būtų imbalances. Iš karto pasidarome šitaip. Ir dabar žiūrėkit, kas čia vyksta. Lygiai tas pats. Veikia mūsų imbalances kaip supporto lygis. 1, 2, 3, čia keli net kartai, čia dar keli kartai. Ir vėliau jau nusimušimas, nes vėlgi, ką mes matome prisiartinę, tiek šitoje vietoje, tiek šitoje vietoje yra imbalance. Marketas jau kai pradėjo judėti, kaip matote, nusimti jau netgi keli liquidity lygiai, sukurti nauji high šitoj vietoj. Šitoj vietoj mūsų high nusimti liquidičiai. Šitoj vietoj yra nuimta labai daug sellerių. Tikrai, čia buvo nuimta daug pinigų ir pradėjo kaina judėti ten, kur reikia. Pradėjo judėti į apačią, čia būtų galima pasieškoti naujų, lygiai taip pat imbalansų. Ir vėlgi, kaip matote, kaina atsimušinėja. Galimai čia kažkurioje vietoje bus pas mūsų supply zona. Kaina pradėjo atsimušinėti, vėl supportas, kaip matote, kaina downtrendų juda po truputuką. Ir kai yra permušimas įvyko taip, kad kaina šitoje vietoje visiškai užpildė imbalansą. Toliau mes vėlgi galime ieškoti vienokių ar kitokių teorinių pagrindimų, kaip eina marketas, bet vėlgi matome, kad marketas siekia liquidičių. Čia sukūrė šitoje vietoje, vyką paliko, sukūrė liquidity lygį, padavė kainą iškart į apačią, neateik čia, atgal, pasiėmė. Vėl padavė į apačią, nusiėmė apatinius liquidičius, kaip matai šitoje vietoje, padavė ir ką padarė, šitoje vietoje išmušė liquidičius. Ir dar, kad užtikrintai būtų, dar padavė labiau į apačią ir tai padavė. Ir šitoj vietoj nusiėmė liquidičius. Ir ką kaina padarė, pradėjo eiti viršų, siekdama sekančio liquidičio, kuris yra būtent šitoje pusėje. Kaina šitoj vietoj pasikonsolidavo, nusiėmusi vėl pradėjo judėti į apačią. Tai taip reiktų analizuotis grafikus ir žiūrėti, kaip viskas juda. Teorija labai preliminari, sakyčiau. Galbūt aš labai preliminariai papasakojau, tačiau tie, kurie ilgiau treidina, supras, ką turiu omenyje, tie, kurie mažiau treidina. Aš pasistengsiu įkelti daugiau video, kas yra susijęs su liquidičio lygiais ir kas yra susijęs su imbalansais ir balansais visais. Nes šitie du dalykai, kaip sakiau, fair value gapas, balansas ir liquidičio lygiai yra variklis marketo. Du dalykus šituos supratus, visai kitaip žiūrėsi marketą. Juos ganėtinai sudėtinga yra paaiškinti žodžiais, įmanoma,
Tačiau viskas ateina su praktika. Kuo daugiau praktikos, kuo daugiau žiūrėsit, kaip juda, kaip nejuda, kaip ir mano pavyzdukas su imbalance. Kaina ne tik užpildo, bet imbalansai kartais būna lyg support ir resistance lygiai. Irgi galima į taip žiūrėti. Čia viskas priklauso nuo jūsų edžo, nuo jūsų strategijos ir kaip jūs visą šitą pasistatėte. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Turbūt perkaitinau galvą, nes informacija gera. Jungiamės į Discordą. Laukiu visų, kuriame bendruomenė, lietuvių bendruomenė, traderių, kurie iš tikrųjų gali pasidalinti savo idėjom, bendrauja, ieško bendraminčių iš tikrųjų ir visiems pagelbės, patars, ką daryti, ką žiūrėti, kur judėti, kaip geriau judėti. Iš tikrųjų labai tvarkinga grupė ir aš to labai džiaugiuosi. Lygiai taip pat jungiamės į premiumus. Šis mėnesis visai neblogas, turime 5 ar 6% pliuso, kas yra padoru. Ir kaip visados, judame link bendro tikslo. Uždirbti $. Bye bye.